Treneri, šiandien pirmajame rezultatu 3-1 ir pralaimėjome rungtynes 4-3. Kas nutiko? Aišku, norėjęs laimėti, 3-1 buvo, bet daviau visom žaidėjom pažaisti. Ir šitą gal išsiderino žaidimas dėl to. Bet kas futbolą supranta, tai žino, kad tik tai per tokius turnyrus gali įgyti patirties ir geriau pradėti žaisti. Tai Gal ir nuovargis šiek tiek dasidėjo, nes vis dėlto rungtynės... Be abejo, nuovargis dasidėjo, nes per 3 savaitės mes kartus trenavomės. Šitą savaitę iš vis labai stiprus fizinis krūvis buvo ir dar aš iš vis patenkintas, kad jūs pakankamai neblogai žaidė. Ir logiškai, nes dar per savaitę sužais 4 varžybas, tai čia arklių, kaip sakant, arkliai tiek. Galbūt asmeniškai kažkokias žaidėjas norėtumėt pagirti, bent jau šiam turnyrą, kaip sudalyvavo, kuris patenkino? Norėčiau pagirti, Vestiną norėčiau pagirti, Simą. Negaliu per daug kažkokių pretenzijų didelių neturiu. Aišku, tas yra gal mažiau pasiruošęs, nes buvo traumuotas. Šiaip tai viskas pagal mane normaliai, šis tragedijas nėra. Treneri, prabėgo maždaug mėnuo pasirengimo etape. Kaip įvertintumėte šitą etapą iki šiandien? Aš labai gerai vertinu tą etapą, dėl to, kad gavom stiprų priešininką, dar su jais draugiškai sužaidėm, turnyrę sužaidėm. Tikrai labai naudinga, nes tokiu metu labai sunku surasti stiprius partnerius. Ir dar maždaug tiek pat liko iki UEFA Čempionų lygos atrankos. Ką dar nuveiksime per šitą mėnesį? Kitą savaitę bus krūvis lengvesnis, Ukmergėj stovyklą turėsim, analizuosim klaidas, taktinius dalykus tą paderinsim. Ir po to mūsų laukia pagrindas Baltijos taurė. Ten turėsim dar 3 varžybas su Latvijos rinktinės ir Farerų.